Labadiena, ši pamoka yra skirta apmokėjimų suvedimui. Tai yra, mes einame į moduliai, einame, matome kairėje pusėje visas kategorijas, tiesiog visus modulius, bet mums svarbus šį kartą yra mokėjimo būdai ir moduliai, tačiau visi jums koreguojami moduliai visą laiką bus sukelti į mėgstamiausių sąrašą, todėl mes šiandien paspaudžiame mėgstamiausių sąrašą ir ten matome mūsų 3 apmokėjimo metodus. Pagal jūsų pageidavimą galima būtų instaliuoti ir PayPal apmokėjimą, mokėjimai LT, tiesiog pagal kiekvienos parduotuvės individualų pageidavimą mes tiesiog instaliuojame reikiamus modulius. Mokėjimai LT būtų instaliuojami ir konfigūruojami mūsų, kadangi ten konfigūracija yra daug sudėtingesnė, todėl tuo atveju bus reikalinga mūsų pagalba, todėl šio konfigūravimo mes ir nepateikėme. Šiandien išmoksime konfigūruoti bankinį pavedimą. Spaudžiame konfigūruoti bankinį pavedimą. Atsidariusiame lange mes matome sąskaitos savininkas, tai reikėtų įrašyti arba įmonės pavadinimą, arba jeigu žmogus dirba pagal individualią veiklą, tiesiog jo vardą pavardę. Sekantis laukelis, kur pateikiama informacija, tai pildosi banko sąskaita. Jeigu parduotuvė vykdo tarptautinius pavedimus, būtinai reikia įrašyti SWIFT kodą, IBAN kodą. Ir kas be ko, lietuviško banko ar užsienietiško banko adresą, kadangi darant tarptautinius pavedimus, tarptautinių pavedimų pildymų formoje visą laiką yra įvedamas gavėjo banko adresas. Suvedus šiuos duomenis mes tiesiog paspaudžiame atnaujinti ir duomenis išsisaugo jau mūsų sistemoje. Grįžtame mes atgal prie mūsų modulių. Taip pat šiuo metu parduotuvė yra įdiegtas čekio atsiskaitimo modulis, kuris yra daugiau populiarus užsienyje, ir atsiskaitimo modulis grynaisiais pristatymo metu. Jo konfigūruoti nereikia, tiesiog jūs jau matysite, kad pateikus užsakymą žmogus norės atsiskaityti grynais, mes tą jums dar parodysime. Dabar tiesiog suvedus ir supildžius šios modulius, mes tiesiog galim pasižiūrėti, kaip jie veikia mūsų parduotuvėje. Mes užėjus mums į krepšelį, mes matome, kad klientas išsirenka prekes, jis spaudžia mygtuką toliau, jisai yra prisijungiamas, mato tiesiog savo adresą, kuris yra pristatymo, jisai gali įvesti naują adresą, jeigu nori pristatyti prekes kažkuriuo kitokiu adresu. Vėl spaudžiame sekantis, išsirenkame pristatymo galimybės, tiesiog kurjerių tarnybą. Vėl spaudžiame sekantis. Parduotuvėje visą laiką reikia, kad klientas sutiktų su mūsų taisyklėmis. Tai yra, visą laiką turi atžymėti, kad jis sutinka su mūsų parduotuvėje galiojančiomis taisyklėmis. Visos šios galiojančios sąlygos yra suvedamos prie mūsų TVS puslapio, kur yra sąlygos ir įsipareigojimai. Ir paspaudus sekantį puslapį mus jau nuveda į galutinį langą, tai yra mes matome, ką žmogus išsirinko, matomas yra pristatymo kaštas ir matomi galimi apmokėjimo metodai. Tai yra apmokėti bankiniu pavedimu ar apmokėti grynais, atsiimant prekę ar pristatymo metu. Tai tiesiog jeigu mes pasirinktume apmokėti grynais, spaudžiame. Ir užsakymas jau susiformuoja, jį tik tiesiog reikėtų patvirtinti, paspaudus patvirtinu užsakymą. Taigi patvirtinus užsakymą, jeigu mes grįžtume į savo elektroninę parduotuvę, mes matytume, kad mes jau turime naują užsakymą, užėję į užsakymai, mes matytume, kad klientas pateikė mums užsakymą su grynųjų atsiskaitimų pristatymo metu. Tiesiog, jeigu dar kartelį įeitume užsakymą, matome, kad apmokėjimo metodas yra grynieji pristatymo metu. Jeigu klientas, tarkim, susisiektų su mumis ir pageidautų atsiskaityti bankiniu pavedimu, mes tiesiog galėtume jam jį tai pakeisti ir suteikti apmokėjimą bankiniu pavedimu. Tai tiek apie apmokėjimo metodus.
elektroninėje parduotuvėje.